Mr. Yar, now I give the floor to Mrs. Morcunaitis. Grazie, Prezidente. Reglamentas, dėl kurio balsavimas šiandieną, labai svarbus ES vandens telkiniams. Tai taip pat labai svarbi žinia Baltijos jūrai, kurios vandenys stipriai kenčia nuo taršos fosforo junginiais, sukeliančiais dumblėjimą, o pastarasis kiekvienais metais tampa vis intensyvesnis ir aktyvesnis. Anot Helkomo komisijos, jei būtų atsisakyta fosfatų, Baltijos jūros vandens žydėjimas sumažėtų 24%. Šiandien žengiame pirmą žingsnį, nustatydami 0,5 gramo limitą skalbikliuose. Tai, kad priėmė tiesiogiai galiojantį teisės aktą, neleis valstybėse, kurios nebuvo reglamentuotas fosfatų naudojimas, kliautis tik gera buitinės chemijos gamintojų valia bei vartotojų sąmoningumu, kaip buvo iki šiol. Maksimalios ES valstybėse naudojamos fosfatų normos gerokai skiriasi. Dėl to per metus į Baltijos jūrą patenka apie 16 tūkstančių tonų fosforo. Tikiuosi, kad valstybės narės pritars mūsų pozicijai ir įsigaliojus šiam reglamentui, bei paspartinus nuotekų valymą Baltijos ir kitų jūrų padėtis ženkliai pagerės. Dėkui. Thank you very much. Grazie moltissime, cara collega. Now I give the floor to Mr. Charles Tannock. In favour of the Newton-Dunn report, which deals with the use of phosphates and other phosphorus-based compounds in household laundry detergents. The central purpose of this report was to reduce the often devastating impact of eutrophication on the EU's rivers, lakes and seas. Eutrophication effectively chokes water of oxygen by encouraging weeds to grow. Phosphates are a kind of fertiliser